transformacijos. Va taip mergaitės Mhm. vyksta, taip veikia transformacijos, tos veikia ne tik tai ligas, veikia santykius. Veikia psichologiškai, Viskas veikia keičiasi. darbus net. Tu net, jei darbo neturi, pas tave darbai net ateina. Pardavimus, verslą. Labai, aš žinokite, sakau, mes tokie esame mokytojai, mes esame dabar 4 mokytojai, viena iš Vokietijos, su kuria aš šeštadienį tarp kitko mergaitė susitikau ir nuvažiavau į jogą, atvažiavo jinai iš Vokietijos prie Birminghamo, prie Gloucester, ten miestelio, labai gražus Kaip faina. miestelis ir Edita išvažiavo jogos daryti ir taip gražiai pasėdėjom, taip gražiai pabendravome ir labai buvo gražus šeštadienis, labai pilnas šeštadienis, tokio daug labai žmonių pamatai, iš tikrųjų net ir pačių anglų ir pamatai atėjo į jogą būtent moteris, viena Latvija ir kita Lietuvė. Viena Latvija, kuri problemą turi psichologiškai labai daug. Ir jie sako, aš net vilties jau neturėjau, kad man kažkas padės, sako, man galvos skausmas ir depresija. Ir va pirmą kartą išgirdo apie mūsų transformaciją šitą ir tikrai tiek patenkinti, iš karto užsirašė, iš karto, bet pas mano tavo, nes kadangi aš į svečius nuvažiavau tą iš Vokietijos mergaitė, jinai pati yra Latvija, bet gyvena Vokietijoje. Tai va, labai gražiai susitikom viską, bet tiesiog padaro net tą lauką, kad mes susitikom, va atrodo. Viena Vokietijoje gyvena, aš va čia, va Birminghame ir atsirado jinai kažkur arti Birminghamo ir mes atvažiavom ir susitikome. Situacijas duoda tokias mergaitės, kurios gyvenime, paskui tik tai, va kaip jau išeini ir man teisingai pasivalyti dar reikėjo ir dar pasivalysiu, bet jau paskui aš kvėpuoju, aš jau gyvenu visai kitų ritmų, nei aš gyvenau, nes aš gyvenau nematydama baltos dienos, kai sako. Ėjau, dirbau ir galvojau, kaip išlaikyti šeimą, kaip galvot, kaip prabūt, kaip taip. O dabar, va taip, atsidaro tas toks, kai sako, klapanas, atsidaro siela ir energija ir tu pradedi matyti. Nes kai tu įsivalai ir kai tu jau gyveni su savo siela sujungi, tu gyveni jau kitaip, tos meilės labai daug žmonėm. To supratimo, kad taip teisingai mes negalim būti visi vienodi, nes kiekviena siela atėjo išeiti tam tikros pamokos. Ir tu supranti tą. Ir va tie žmonės tiesiog eina prie tavęs, kam reikia pagalbos, eina ir prašo. Prašo, va tiesiog eina, aš kitą kartą gatvę einu ir jie mane sveikinas ir nesuprantu, nei jie manęs pažįsta, nei ką, bet jie mano lauką jau jaučia, žinokite. Jau mano lauką jaučia ir taip sveikinasi, atrodo, va ir Anglijoje, atrodo, žmogus, kurio aš gyvenime nemačius, atėjo, pasisveikino, nusišypsojo ir nuėjo.